Gal galima paklausti, kas čia vyksta? O kas čia vyksta? Ogi žinokit, socialdemokratų tauta. Socialdemokratų daro. Ir jaunųjų socialdemokratų, ir vyresnių. Ir vat mes visą parką nusiaupsime. Visas šiukšlės iki vienos. Socialdemokratų tauta. Šiukšlių rinkimo akcija. Socialdemokratai dalyvauja akcijoje 2010 darom. Rekomenduojame ir jums prisijungti. Mūsų mieste bus gražiau. O kokius jausmus sukelia, kai pamatote tiek daug bičiulių dirbančių, plušančių? Be abejo, pačius geriausius. Tiesiog tai gyvuoja švara. Čia socialdemokratų skyrius, man atrodo, atinos, bet tiek daug susirinka, aš galvoju, kad dalis sumaišė matyti, ką reiškia žodis daroma, tai toks daugiai reikšmės lietuvių kalboj. Bet šitą, aišku, tas akcijas, kurios tvarka, renka atliekas per visą šalį ir tai prie jos prisijungia ir Utenos socialdemokratų skyrius. Ir aš manau, čia mūsų šiuo metu apie 100 turėtų būti kažkokie jaunimo ar mūsų vyresnių, tai va taip. Kiek tonų planuojat surinkti šiukšlių? Nu, aš, reiškia, negaliu sakyti prieš kamerą, reiškia, šiaip tai pirmą maišą, bet iš paskos einu, dar visų gyventojais pabendrauju. Tai manau, kad tiek, kiek bus šiukšlių. Renkam plasmasės, stiklus, aišku, ten akmenų ir ką nors nerenkam, nes projektas nebaigtas. Bus tik tai pusė projekto šis metais, didesnė gyventi, šiais metais bus baigtas, nes jais rangovai, jie čia lygins, rinks, žolytėsės. Tai aišku, aš būčiau laimingas, kad Utenoje, reiškia, parkos ateitum ir būtų pavasarį maišai tušti, tai nebūtų kas renka. Tikiuosi, gal kad dar sulauksiu. Labai gerurčiai. Tiesiog gera ir viskas, ką čia daugiau bepridursi. Pamatysim rezultatus, kaip su šio žolytė. Sako, Lietuvoje, kas šiukšlina, tas ir renka. Ne, dėja, šita mintis mūsų atveju yra klaidinga. Švarą, grožį, pavasarį, apsivalymą. Pabuvimą kartu gamtoje ir apsišvarinimą. Tai yra labai svarbu, labai gražu, kad žmonės taip jau imasi. Kokius jums jausmus sukelia, kai mato tiek daug bičiulių čia? Tiesiog gera, kad mes tikrai labai darom kartu gerus darbus ir iš tikrųjų labai mus vienija šitą mūsų organizacija, visuomeninė partija mūsų LSDP. Aš labai džiaugiuosi, kad daug jaunų žmonių, kad aktyvių žmonių, kad naujų bendravimo ir veiklos formų labai atsirado. Kad iš tikrai mes esam nesustabarėję, o tiesiog einantis į priekį, naujovėm, su gyvenimu, su šia diena. Aplinka tiesiog žmogui pareigoja, jeigu ir auklėja kartu. Jeigu bus tikrai švaru, prisidėsim mes prie to, tai kažkaip ir ranka nekyla šiukšlinti. Aš manau, kad taip ir daugeliu šitaip yra. Labą dieną, žiūrim, gražus darbas vyksta. Diena, tai vyksta, pirmo tempo. Prašom ir jūs prisijungti. Tai mes visom galimybėm, kiek tik galim. Smagu, gerai. Jo, tai koks jausmas užplūsta, kai matot šitiek žmonių, pilną parką renkančių šiukšlės. Ne šiukšlinančių, bet renkančių. Atgyja tas, kaip sakant, tėvynės patriotizmo jausmas. Tai va, kaip ir norisi dar daugiau atrodo padaryti. Tai labai malonu, labai geras visą gyvenimą Šiltas jausmas. Kad renkančių tai labai geri, bet kad šiukšlinančių tiek daug, tai labai liūdna. Aš manau, tie, kas šiukšlina, tie bėga ir slepiasi. Man patinka šiukšlės rinkti,
Normaliai gali pabėgioti, gali parinkti šiukšlių visokių. Tai pats jau nemėtysi, dalyvauju tokiai gražiai Aš akcijai. niekad nemėtau šiukšlių, nes nepasimoka, tada beveik pats turi surinkti viską. Ypač savo šiukšlės. Dažniausiai. Jums asmeniškai reiškia toks draugiškas aplinkos švarinimas? Oi, labai daug atgaiva širdžiai ir sielai. Labai. Kas daugiausia dirba, tai matyti iš pirštinių. Kokios rūšies šiukšlių daugiausia pasitaikė? Bambal. Dar nešiotini kažkaip. Rasiu antrą nešiosim. Nu, ne šiukšlė, čia yra archeologinis radinys. Bet ne žmogaus turbūt. Tai aš sakyčiau, reikia ekspertams duoti ištirti. O kokios šiaip daugiausia šiukšlės pasitaikė šiandien? Man Kokios daugiausia rūšies? pasitaikė buteliai. Matau, kad žmonės vandenį labai naudoja ir sveikai gyvena. Bet tik tai nesveikai butelius išmeta. Mūsų daug ir mes jėga.